kaip man nepatinka. Tokios gražios, tokios fainos merginos ir nu gerai, žiūrėkit, labai toks skundas, labai skauda mergaitei. Žodžiu, turi mamą, kuri liko viena, tėtis pasimirė ir dabar jinai blaškosi tarp mamos ir draugo, su kuriuo jau 6 metus yra. Bet šeima jo iki šiol nepriima. O kodėl jį turėtų priimti? Žmogus, kuris su tavim yra be įsipareigojimų. Ta prasme, mergyt, tu pasirinkai gyventi, bračkai, negražiai pasakysiu, bet prostitutės gyvenimą. Ta prasme, jeigu bachuriukas su tavim 6 metus ir jūs dar nekuriat šeimos, ta prasme, tai jis neprisima už tave atsakomybės. Kodėl šeima turi jį priimti kažkaip rimtai? Ta prasme, jis prašalaitis. Nu, tai normalu, aš manyčiau, šeimos pusės. Nu, be abejo, skausminga, nes, pati turbūt įsivaizduoji, kad jūsų draugystė eina link šeimos, bet turiu tau naujieną, jis taip neįsivaizduoja. Jis tiesiog patogiai gyvena. Tu pildai žmonos pareigas, ne? O jisai nieko neįsipareigojęs. Tai mama ir pyk, aš mamą suprantu. Aš ir, pas mane tai būtų, tai aš jam dar ir snukį duočiau, žinau. Ta prasme, sorry, mano vaiku naudojasi 6 metus kažkoks tai ožys ir neprisima atsakomybės. Ne, čiuoškis čia, bičas. Čia iš vienos pusės žiūrint, ne? Toliau, jeigu tu turėtum sutuoktinį vyrą, tu būtum sukūrus šeimą, ne? Tada taip, mama svarbu, taip, mama yra mama, bet tai yra kita šeima. Dabar tu esi vaikas. Tu esi mamos vaikas ir teisiškai ir visaip kaip kitaip. Dėl to mama, turi teisę, kai sakant, pykti, bartis ir priekaištauti. Bet jeigu tu sukurtum šeimą, tu esi žmona, viskas. Santuoka nėra tik tais sekso įteisinimas. Ne, santuoka yra rimtas žingsnis. Tai yra, kai du žmonės sukuria vieną, ne, du tampa vienu, kaip šventam rašte parašyta. Ir viskas, ir ta šeima, kuri tave užaugino, tėvų šeima, tai yra jau atskira ląstelė. Va tada, mamyt, myliu tave, bet būk maloni, nesikišk. O čia yra svarbiausias žmogus mano gyvenime ir mes su juo esam sukūrę šeimą, mes dabar esam pirmoj vietoj. Kiek galiu tau, padėsiu. Myliu tave, be proto, esu tau dėkinga, bet aš turiu šeimą. Ta prasme, taip turi būti. O jeigu pas tave taip nėra, tai, ką. Draugas pyksta, kad palieku jį ir išvažiuoju. Da užsikišk, draugas. Blemba, negaliu, žinok, kas tas draugas? Iš viso, draugas. Žiūrėkit, draugystės tarp vyro ir moters nėra. Ne, tarp merginos ir vaikino. Draugystės nėra. Draugystė yra įmanoma tarp vyro ir žmonos. Neįmanoma, jinai būtina šeimoj tarp vyro ir žmonos. Va ten draugystė. Jeigu jūs nežinoti, pas jūs nėra draugystės. Jisai tiesiog nemokamai jūs dulkina. Žodžiu, bičas pigiai prasisuko. Žodžiu, piktas aš koks, eina savo. Kiek dabar dislaikų bus? Tiek to. Bet aš
aš tiesą sakau. Mėlėjai, taip yra. Gamtos dėsnių nepakeisi, kad ir kaip tenai tave feminizmas mokytų. Va tai va.